Balandžio tilpkim. Tilpsim. Ne apie lengvą kelią atėjom pakalbėti, o apie tikrą augimą, transformaciją, pokyčius. Labai dažnai girdim, teisingai Monika, kada bendraujam su moterimis, kokias baimės, kokius įsitikinimus ir kokią stiprią užspaustą energiją jos turi. Vietoj to, kad paleistų, mokintųsi, išmoktų naujus dalykus ir save transformuotų į kitą savęs versiją. Labas, Monika. Labas, Jurgita. Vakar užsinorėjau labai tave pakalbinti. Pakalbinti ir pakalbėti būtent apie tai, apie moters transformaciją. Sekundė mano kicius atėjo. Ne, neina. Paskui jau duos ženklą, kada išleisti. Apie moters transformaciją. Pradėkim, turiu tau ne vieną klausimą, nes žinau tavo ėjimą, žinau tavo pokytį, žinau susiduriančius sunkumus, kokius tu praėjai. Ir tu esi pavyzdys. Labai tikiuosi, kad daugelis arba ta moteris, kuri nori tokios transformacijos ėjimo, jinai išgirs tave. Tave ir mane. Noriu, kad pasidalintum, kaip pirmą kartą atėjai į šią veiklą ir su kokiais klausimais tu susidūrei, su kokios abejonės pas tave buvo. Jau delnai prakaituoja. Tai aš, kaip jau kažkada ir dalinaus, aš atėjau dėl pinigų. Nes kaip tik buvo mano antrieji vaiko priežiūros metai, kaip žinia, tais metais išmokos yra mažinamos, tai aš galvojau, kad taip lengvai savo čia ir prisidursiu. Pabrėžiu žodžiu lengvai, nes tikrai taip galvojau. Tikrai buvau iš tos greičiausiai masės žmonių, kurie taip galvoja. Čia greiti pinigai, įkelsiu kelis postukus, čia iš manęs nupirks ir viskas, valio, būsiu apsidirbus. Bet dėja ne taip vyksta. Nes aš irgi, taip sakai, kokie klausimai, kokios abejonės, nekilo man jokių klausimų, mano plaukai geri, man viskas ir gerai, ar aš nežinau kaip galvą plauti, ar aš nežinau kaip veidą prižiūrėti, baikit juokus. Tai aš buvau ta visa ko žinotoja ir sakau, ir netgi aš buvau ta, kur man dabar atveidrodžiuoja mano komandos narės iš tikrųjų, prisijungiau, dėžę į spintą, ir tipo laukiu. Stebuklo, kas čia įvyks stebuklas, tada eisiu, kažką darysiu ir veiksiu, ne? Laukiau tikrai gan ilgai, kokius 3 mėnesius. Gal ten vieną produktą ištraukdavau. Gal kokį vieną produktą ištraukdavau, kažką ten pabandydavau, sausus postus aš įkeldavau ir tikrai spamindavau, dėl to dažnai gaudavau ir banus, nes, kaip pasakyti, ką matau aplinkoj, tą atkartoju. Buvau tikrai ta turgaus baba su terbom, žinai, platintoja, ta tikrąja žodžio prasme. Kitokio pavyzdžio aš nemačiau, aš kitaip nemokėjau, dariau taip, kaip įsivaizdavau, kad reikia daryti. Ir sakyčiau, kad toks kertinis jau pradinis pokytis prasidėjo, kai nuvažiavau į gyvą tikrą renginį, Monat renginį, kur jau tikras moteris apčiuopiamas sutikau ir kur jau buvo papasakota apie kompensacinį planą. Nes aš iš tikrųjų net nežinojau, kaip ten, kas, apie ką, taip ten tolima viskas atrodė ir net nesigilinau nei pati ir kitam net nebūčiau galėjus mokėti papasakoti. Tai va tas tikras prisilietimas prie tikrų istorijų, prie tikrų žmonių, reikia žinoti apie savo produktą, apie savo kompaniją, apie savo kompensacinį planą, nes, kai tu nieko nežinai, tai taip plaukiai kaip ta šlapenkė. Ir negali išeiti į tą rezultatą teisingai. O kas tuo metu tau atrodė sunkiausia? Ar netgi tiesiog tave baugino? Sunkiausia, baisiausia buvo rašyti žmonėm, kalbinti,
net jeigu atvirai, aš dabar, kai atsimenu, tai nu, aš ten net nekalbinau, aš spaminau, tikrai to žodžio prasme spaminau. Tai, bet ir tai jau tas buvo baisu. Nes, nu, Aha. kai nesipratęs rašytų žinučių, kalbinti, ieškoti kažkokių bendrų sąsajų, tai toks tikrai kaip iš medžio jauties iškritęs, ką tas žmogus čia pagalvos, ko ta Monika čia rašo, nerašė 10 metų, dabar atsiminė, žinai. Jo, jo. Aš noriu dabar priminti, Monika, pertrauksiu, noriu priminti, matau, jungiasi žmonės, matau akytes, tai sveiki, kas jungiatės, mes su Monika bendraujam tą temą apie solo verslą, apie online verslo auginimą, kaip nusprendai pradėti savo kelią ir ji pradėjo eiti į augimą ir kelio pradžioje jau suprato, kas yra reikalinga pasiekti rezultatui, ką jinai turi savo bagaže, o ką dar reikia visgi investuoti, įdėti to laiko, žinių ir taip toliau. Tai būtinai dalyvaukit diskusijoje, bet ir klausimas jums. Ar jūs augot per lengvą kelią? Ar jūsų kažkoks tai pasiekimas, kurį jūs turit pasiekę, ar jisai atėjo lengvai? Ar reikėjo įdėti pastangų, ar reikėjo išmokti kažkokių naujų dalykų, ar reikėjo perlipti per save? Ir kaip jums tai pasisekė, tai būtinai dalyvaukit diskusijoje. Tai, Monika, aš iš pradžių išgirdau, kad tavo kodėl tai buvo pinigai. O dabar tavo kodėl ar pasikeitė, ar liko vis dar tas pats? Ne, tikrai pasikeitė, nes, kaip pasakyti, užsidirbti gali bet kur, ane? Tikrai. Bet taip, kaip aš čia augu, nežinau, kaip čia taisyklingai ištransliuoti ir pasakyti tą žinutę, tai nėra būtinai, kad būtent šita kompanija ar būtent tinklinis marketingas, bet tiesiog noriu pasakyti, kad būtent čia man šiuo metu šitoj kompanijoje su tavim ir mūsų merginom komandoj aš matau nerealius pokyčius. Ir aš nenoriu, kad jie baigtus, tikrai nenoriu. Ir linkiu kiekvienai tokio to augimo ir to noro augti, mokytis, keistis, nes iš tikrųjų yra baisu keistis, yra baisu sužinoti apie save kažką nelabai smagaus. Save nagrinėti, čia labiausiai save nagrinėti, teisingai. Taip. Aš tą prasme nesu ta jau, nebuvau pati ta nuliniai stadijoje, aš eidavau ir pas psichologę ir kažkiek klausydavau paskaitų tų saviugdos ir panašiai. Ėjau į save, bet tikriausiai man gyvenimas taip sudėliojo, kad reikėjo čia pakliūti ir paspartinti tą procesą ir suprasti, kaip man to iš tikrųjų reikėjo. Tai, bet už tai ir matau tavo brendimą, žinai, vidinį brendimą. Kad kartais, žinai, tam stipriam pokyčiui ir stipriam startui ne visada reikalingas, ne visada jis yra reikalingas ir jis ne visada būna gerai. Nes viskas prasideda nuo vidinio augimo. O dabar pakalbėkim, žinai, noriu tavęs paklausti. Pakalbam apie pokyčius. Visada, kada pradedi naują veiklą, kada pradedi kažką naujo daryti ir kedenti save viduje, tarsi vyksta chaosas. Sumišimas, chaosas, nes pradedi ieškoti savęs, narplioti, kur čia sustojo, o kodėl aš nenoriu, o kodėl aš noriu ir taip toliau. Ir tada prieini prie aiškumo. Kas pasikeitė tavo viduje nuo tada, kai tu prisijungiai ir dabar, kai esi dabar, kas pasikeitė? Viskas. Ne, aš, kaip sakau, pasikeitė viskas ta prasme, kad dariau bele kaip. Dariau bele ką,
bet vis tiek vaizdavaus visą ką žinanti. Nes tikrai aš ir gyvenime, Pas, ir jau tikrai. pasitikėjimas niekam nėra blogai, tik tai Jo, priduoda. jo, bet kartais iš to mandrumo gali išeiti ir iš rašto, žinai. Ir tikrai, vat, šalia to mandrumo kartais atsiranda tas toksai, ką aš čia darau, Nuleidimas ant žemės. ką aš čia darau, kas čia vyksta, man nesigauna. Ir ta prasme, kaip ir pjaunas, ne, visą ką žinanti, kaip daryti, ką čia daryti, o paskui priešingai visiškai. Tai aš kaip sakau, man tie metai buvo tokie pažinimo, augimo, pokyčio. Aš čia tikrai tūkstančių nevarčiau, nors pradėjau ne dėl pinigų, sakykime. Bet aš tai manau, man tie metai buvo reikalingi tikrai susipažinti su kompanija, su produktu, su savim. Ir reikėjo išmokti su tuo dirbti, nes aš tai dirbau transporte su vyrais, su fūrom, kur toli gražu nuo grožio, nuo moteriškumo, tai man ir to reikėjo ir dar reikia mokytis, bet ir pasipuošti ir gražiai kalbėti be keiksmažodžių, galų gale tikrai aš esu tas keiksmažodžių žmogus, buvau, stengiuosi jau eliminuoti. Tai va, kaip aš kartais sakau, nesilyginkit su kitais, nes aš pati tikrai lyginaus, kad va, čia prisijungia sausio, jau kovo lyderė, o aš čia jau sėdžiu pusę metų ir dar tik 1-2 rangą išvirpinau. Ir tikrai toks ima alesiutas, pyktis ir viskas susideda, žinai, bet tai palauk, Monika, stop, tau čia tik 1 metai. Tik 1 metai, tu ta prasme, ką tu turėjai bendro su pardavimais? Nieko. Ką tu turėjai bendro su lyderystė, mentorystė ir panašiai? Nieko. Tu esi zuikelis, mažylėlis, kriupis ir tikrai reikia nebebijoti tą pripažinti, nes dažniausiai istorijos eina kokios, tos bombinės čia atvarė, išsprogdino, visus nunešė. O va tokie, kurie stabiliai laikosi savo, žino, kur link eina. Ir eina metai, tikrai eina metai, bet aš tikiu, kad tie metai išaugins mane irgi į tas bombas ir aš sulauksiu savo. Bet tai augina stabilų lyderį ir asmenybę. Stabilią asmenybę, labai tvirtą asmenybę. Žinai, tu dabar tai, ką darai, per tiek, kiek tu eini, tu dedi labai stiprų pamatą. Sau, savo šeimai, visam kam. Žinai, o kada tu pajutai, kad atsirado aiškumas ir kur nori eiti? Iš pradžių tu žinojai, bet noriu to, darysiu tą, o va tiksliai. Kaip pasakyti, tai irgi nebuvo toksai cakt. Ansai irgi susidėliojo iš etapėlių, etapiukų. Daug tavo pagalbos tikrai man padėjo irgi susistruktūrizuoti visą tą darbą. Nes jeigu paim tą chaosą, koks jis buvo prieš metus ir, tu pasakytų, Monika, ar nori taip dirbti? Nenoriu. Vis nieko nenoriu. Jo, ir ta prasme, tas kertinis žinojimas atėjo tada, kai baigės visos mano išmokos. Ane? Nes iš pradžių tai buvo toks. Jo, iš pradžių toks buvo kaip pažaidims. Turiu tą padušką, kur mane išgelbė, žinai, jeigu aš čia prisivirinsiu, nors realiai čia neįmanoma prisivirinti, čia tik į pliusą gali išeiti, minusą niekaip. Bet, toksai buvo tas atsarginis variantas. Ir tada, kai jau baigės tos išmokos, kai vaiks jau išėjo į darželį, jau atėjo tas momentas, kaip jau visuomenės primesta, kad mamikė turi jau grįžti į tą darbą savo. Tai man gyvenims taip sudėliojo, kad mano buvus firma bankrutavo. Tai ką, žinau. Aišku, yra kitų firmų, gali eiti dirbti ten, bet aš jau nebenorėjau. Nes aš jau pajaučiau tą saldumą. Saldumą dirbti savo, būti savo laiko valdytoje. Ir
Ir tas, kad ir tas vaikas, kad ir susirga, nes tikrai gan dažnai susirga, ir ten, Taip. tarkim, ar atostogos, ar dar kažką, tu viską gali pasireguliuoti pagal save. Ir ta prasme, jo, aš galiu ir pasivaikščioti, ir pasportuoti, ir padirbti, ir viskas telpa į tą vieną grafiką. Mamos dieną, mamos grafiką, taip. Taip. O dabar pakalbėkim, žinai, apie augimą. Mes kalbėjom apie sunkumus, noriu tavęs paklausti apie augimą. Ar augimas būtent šiame kelyje yra lengvas? Nes dažnai yra sakoma, ateik čia, daryk čia, pasiimk ir visa kita. Taip, viskas tikrai yra įmanoma, tikrai yra įmanoma. Ir kaip augimas atsirado tavo kelyje? Kada tu pajutai iš tikrųjų augimą? Nes dabar, kas vyksta, mes turėjom su tavim labai fainą meditaciją, prasijėjom, mes su tavim dirbom asmeniškai, bet aš matau, kad tas augimas atsirado visiškai kitoks. Ir jis yra labai užtikrintas pas tave. Tai, vat, čia tų klausimų mano, tai ar augimas tau šiame kelyje yra lengvas? Vat pirmai tai atsakyk. Tikrai nėra lengvas ir kaip sakau, biški mintimis bandžiau ruoštis mūsų šitam pokalbiui ir tokia mintis net atėjo, įgarsinsiu, gal bus baisi man pačiai ir kitiems, bet čia yra baisu viskas. Baisu viskas, bet gerąją prasme. Ta prasme, tikriausiai ne visi yra pasiruošę kapstytis po tą baisumą. Ir aš viską tą pilnai suprantu. Jeigu man būtų tokia situacija iškritus prieš 5 metus, aš irgi nemanau, kad aš čia būčiau tiek į vidų lindus. Matyt, nereikėjo, tada nenorėjau, ne tas buvo, žinai. O dabar iš aplinkos netgi matau, kokie man atsakymai ir klausimai kyla, ir tie klausimai yra vis gilesni, vis sunkesni, vis skaudesni ir kapstais vis tiek. Tikrai atrodo kartais kibeni feni viską. Nesakau, kad čia sėdu įsikibus kaip staba, kad niekur kitur nebeisiu, nieko kito nebedarysiu, bet čia yra kelionė tikrai reikalinga, manau, kiekvienai moteriai. Kelionė, stipri kelionė, taip, ir iššūkiai, mes visada susidūrėm su iššūkiais. Tai su kokiais iššūkiais susidūrėjai tu ir kaip juos įveikiai? Pasidalink. Iššūkių visokių buvo, kad ir dabar mūsų pasijungim su Laiva, koks buvo pilnas trukdžių, bet kaip pasakyti, skirtingais etapais ir iššūkį aš skirtingai priemu. Pati žinai, kartais aš įsidraskau iki negalėjimo ir būtent tavo ta ramybė, kantrybė ir sugrąžin mane į mano orbitą. Jo. Ir kartais tai būna menkniekis, mažmožis iki negalėjimo, kuris išdrasko iš taško, bet kartais net didžiausios kliūtis, kad ir tarkim organizuoju renginį, ne, planuoja ateiti 3-4 moteris, pūkšt, paskutinę minutę liko 1. Nu, tikrai, stresiukas 5000, lengviau pravesti ir 4, žinokit, negu vienai. Tai ta prasme, bet per tai tu augi, per tai tu mokais, kad ir visi tie banai, visi tie spaminimai, kuriuos aš dariau, nes nemokėjau, tai irgi yra klaidos, per kurias aš mokaus. Ir kaip su viena mergina mes čia diskutavom, kad per klaidas mokais geriausiai, jo, bet tas užtrunka. Tai, kaip pasakyti, tu gali mokytis pats per savo klaidas arba gali turėti šalia žmonės, kurie tau leis apžaisti, apibėgti tas klaidas jau įspėję iš savęs. Tai, kaip sakau, aš tai jau turėsiu kuom pasidalinti tikrai, nes klaidų prisidariau vėliau kiek. Jo, bet
ir tu eini į tą tokį ekspertiškumą, nes tu jau nori, jau tu žinai, jau labai natūraliai kyla klausimai, o kodėl, o kaip dėl ko šitas ir kitas. Tai yra viskas labai labai, labai artima. Tai žinai, vat norai iš tikrųjų, noras ir apsisprendimas, aš visada sakau, kad yra svarbiausias faktorius tada, kada tu nori pokyčių, kada tu nori keistis, kada tu žinai, kad nenori būti toj vietoj, kur buvai ir nori, matai save, žinai, kaip aš sakiau, pavyzdžiui, aš visą laiką save kurdavau ir kuriu lik šiol. Matydama ir netgi prieš 10 metų aš save mačiau vat būtent tokioj vietoj, kur aš esu, ką aš veikiu, ką aš darau, bet aš kūriau save, mačiau ir mačiau. Tai kiek svarbu šiame kelyje aiškiai žinoti, ko tu nori. Ir kiek svarbu pagal tave noras. Labai svarbu yra. Klausant man tavęs atėjo mintis, kad, tipo, nebūtinai turbūt jau čia mirtinai blogai va dabar, ne, kad, oi, aš čia, man taip ir blogai, aš taip nebenoriu ir aš vat noriu kitaip. Irgi variantas, bet, jisai, kaip pasakyti, neneša teigiamos nuotaikos, teigiamos emocijos. Taip, dabar yra vienaip, bet aš žinau ir aš noriu, kad gali būti kitaip. Tai kai tu tą žinai, tu tą nori ir tu gali eiti link to, tiesiog susidėliojant žingsnius. Jo, gali dėliotis tų žingsnius, kartais, ane, išsikrivakaliuoji tie žingsniai, bet tu vėl grįžti prie nes tu žinai, tu nori. Tai, kaip sako, aš bandžiau, man nesigavo. Kiek tu bandėjai? 3 mėnesius, pusę metų. Ką tu darai su savimi, kaip tu ten bandėjai? Taip. Tai iš tikrųjų čia yra labai trumpas laiko tarpas. Aišku, esamoj perspektyvoje atrodo ilgas, bet dabar atsuk 5 metus atgal, ką tu veikiai kažką kitokio ir tikėjais, kad kažkas pasikeis, va, tiesiog nieko nedarant. Nes laiks tai vis tiek ans eina, ar tu kažką kitaip darai, ar taip pat darai. Tai tas žinojimas, tas noras tikrai yra labai svarbus, nes tikrai man būna, aš irgi susisvaidau. Sakau, išsidraskau ir galvoju, kaip benifenė, eisiu į fabriką. Nemes kelio dėl takelio, tai tau vis norisi tą kelią išmainyti į tą kelią. Norisi, nes tikrai yra, kaip sakau, lengviau. Taip. Yra lengviau. Žinai, dabar pakalbėkim labai trumpai irgi apie konkurenciją. Bet mūsų kelyje, žiūrėk, mes dirbame su grožiu, ne? Kiek daug yra moterų taipogi, kurios irgi turi savo verslus ir jos dirba ir kuria savo, kaip tu priimi tą konkurenciją. Kaip pasikeitė tavo mąstymas, vat būtent apie kitas moteris šiame kelyje. Ar tau vis dar kliūva ta konkurencija, ar tu tiesiog žinai, ką tu nori daryti, kur tu nori sufokusuotis ir net tiesiog nežiūri, žinai, vat kaip tau pačiai? Nesakysiu, kad nežiūriu, nes tikrai yra moterų, į kurias netgi gali lygiuotis ir mokytis iš kai kurių. Tai tame konkurencijos aš tikrai nematau. Matau tik tais, dvi pusės ir matau. Moteris, iš kurių gali mokytis ir kaip geriau nedaryti. Tai ir dar dėl ko aš čia juokiaus ir šipsojaus, nes aš taip pati savo faina, kokia čia konkurencija. Teisingai, tai, o ką matyti kitus? Reikia džiaugtis savimi, faktas. Žinai, šiame kelyje mes pakalbėjom apie transformacijas, apie kelią, apie augimą ir visą kitą. Mentorystė ir pati komanda. Tu taip pat sakei, kad mokiniesi iš komanda, bendruomenė ir visa kita.
tas vis tiek veda, pasitikėjimas, palaikymas, tas irgi yra svarbu, ne, nes tai kaip ir saugumo jausmas sukuria saugumo jausmą. Ką reiškia būti tau komandoje? Ir va šiame procese, komandinėme procese, kas tau yra svarbu? Saugumas, palaikymo jausmas. Kaip tu pati apibrėži tą. Nes kartais ne visiems to reikia, žinai. Daugiau visi žino patys, ką jie nori, ko jie nori. Jie labai savim pasitikė, žinai. Yra ir tokių, žinai, kad sako, aš geriau žinau, aš geriau moku, man čia nereikia, žinai, bet vis tiek nieko nedaro. Būna taip, žinai. Tai va, ką tau reiškia tas dalykas? Mentorystė ir komanda. Aš kaip jau apturėjus 2 komandas galiu pakomentuoti, nes iš tikrųjų, net jeigu dabar reikėtų naujam žmogui duoti patarimą, tai mano pirmieji 2 patarimai ir būtų: rinkis artimą produktą savo ir artimą žmogų savo, su kuriuo tu dirbsi, nes tu su juo dirbsi. Daug dievė jisai dirbs su tavimi irgi, nes tikrai kaip mane prijungė ir numetė kibėdifenį, tai, ir va, taip įplaukiojau. Jausmas, taip, suprantu. Tai aš galiu tik įsivaizduoti, kiek ir tokių pamestų, kurios paskiau sako, kad čia nesąmonė, kur čia visi tie mokymai ir visas palaikymas. Tai komanda man tai tikrai yra labai svarbu ir gal nebūtų, kaip pasakyti, ten yra viskas. Ir žinios, ir palaikymas, ir blevyzgos, kurios irgi yra tikrai reikalingos. Mes moteris, mums reikia tiesiog to moteriško artumo, bendrystės. Tai, kaip sakau, ir tie nauji draugai, pažįstami, plečiasi tas ratas, plečiasi tas žinojimas, pasaulio matymas. Kiek iš jūsų aš daug sužinojau ir apie visokias manifestacijas, ir apie smilkalus, ir kas man buvo, sakykime, tolima, netgi priešą. Bet tai kaip tu priėmei, ką reiškia, kai žmogus, sako, kaip jisai pasako, pateikia, ne? Lygiai tas pats viskam yra. Taip, jeigu vienas ir kitas žmogus visai, kuris nevaibina, man sakytų tą patį, gal visai priešingai ir suveiktų irgi. Tai viskas kas tikrai. Be galo džiaugiuosi būdama tikrai šitoj komandoj ir su tavim, ir su mūsų mergelkom. Ačiū, gerai girdėti, kadangi dirbam nuoširdžiai, žinai, nuoširdžiai ir visą laiką einam giliau į vidų. Pakalbėkim, bet būtent apie rezultatą ir vidiniai pokyčiai. Tavo pačios, labai greitai mes iš tikrųjų, aš turėjau daug klausimų, bet aš viską trumpinau, nes matau, kad laikas. Ir vidinės pokytis ir rezultatas nuo tada, kada tu pradžioje buvai ir dabar esi. Kokį tu matai pokytį? Ir ką tu galėtum pasakyti tai moteriai, kuri yra toje būsenoje, kada tu pradėjai? Ką tu savo pasakytum galų gale? Pasakyk savo, pagirk save, pasidžiauk savim. Iš tikrųjų, aš kai pradėjau, aš savo taip ir pasakiau, bet tikriausiai dažną dalim pamirždavau, kad, nėra ko prarasti. Aš savo taip tikrai pasakiau ir kažkaip labai drąsiai aš žengiau į visą tai, bet tai buvo tik tais mažas žingsnelis, iš kurio išsirutuliojo dideli žingsniai ir ne visi tos žingsnius ir pasiruošia ir nori juos daryti. Tai tiesiog rezultatas tai išaugo labai didelis. Aš, kad ir elementariai laivą padarytą, ne? Tai rodo, kas čia atėjo papliurpti kamerą? Tai papliurpkit, kamandri. Teisingai. Ir atsirado tas, stuburas, žinok, man ateina tas žodis toksai stuburas ir tas tvirtumas po kojom, tas žinojimas, tas žinojimas tikrai dabar
nu, paskutiniai keli mėnesiai čia irgi tikrai, irgi ta mane apdirbo, žino, kaip buvo, kad daug reikėjo man išsigryninti, išsirutuliuoti, kad aš nu juodo ant balto suprasčiau, ko aš noriu ir ko nenoriu. Tai, nu, nebėra tos vaikiškos, mergaitiškos tos pozicijos, sakykime. Įsivaizduok, kokį didelį darbą tu padarėjai. Jau Nu, žinai, kad- kaip nori ir kaip nenori. Koks tai yra stiprus jausmas, Monika. Ir noriu, kad pasakytum tiesiog palinkėjimą, kvietimą galbūt moteriai. Ta, kuri klauso, ta, kuri ieško, ta, kuri jaučiasi, kad nėra įvertinta, nori augimo, nori pokyčių, nežino kaip, nežino dėl ko ir turi baimių, turi įsitikinimų. Ir ką tu jai palinkėtum? Kaip palinkėti, nu, daug minčių, žodžių sukas, kaip ir tipo nebijok, daryk, žinai, bet bepigu kalbėti, kai ir pati dar tokia su prakaituojančiais dalnais. Bet jau kaip ir vakar minėjau pas save storiuose ir šiandien kūriau filmukus, baimė, Ana, nedingsta. Ana yra šalia, bet tu, nu, gali apžaisti. Darai po mažą žingsnelį, po biškutį ir pasidaro vis tiek ir ta baimė mažėja. Rašiau ir tau šiandien irgi, kad bijau eiti laivą, nu, bet išėjau. Ir, nu, ta prasme, nu, kas atsitiko. Tai palinkėčiau, nereik visko daryti drastiškai, kaip čia sakau, mesti darbus, kirptis plaukus, keisti vyrus, namus, miestus. Ne. Per dieną po žingsnelį, per savaitę po žingsnelį, visi esam skirtingi, vieni greitesni, kiti lėtesni. Susižino kažką, kas tau svarbu. Parašyk kažkam vieną žinutę, kas su tuo dirba, gal tau kažką papasakos, mintį kažkokią paduos ir tau vėl pasisuks rakursas. Knygą kažkokią susirask apie tai. Kad ir sakau, vieną mažą žingsnelį. Aš pati pradėjau, sakau, po 3 mėnesių, ne, irgi sėdėjau, laukiau šventos trejybės apsireiškimo ir supratau, kad nieks už mane nieko nepadarys. Tik tu pats gali daryti, sužinoti, išsiaiškinti, bandyti, klysti, daryti, vėl daryti, bijoti, bet vis tiek daryti. Jeigu iš tikrųjų to nori. Taip, iš tikrųjų. Ačiū tau labai. Ir aš noriu pridurti, kad aš matau, kaip moterys keičiasi, kaip jos leidžia savo pabandyti ir leidusios savo pabandyti, kaip jos pradeda skleistis, kaip jos pradeda augti. Ir šiandieną klausiausi tavęs labai įdėmiai, taip kaip tu, Monika, ką tu dalinaisi. Ir aš matau tą stiprybę, aš matau tą stuburą, žinau, matau tą tavo pasitikėjimą, žinojimą jau aišku. Tai linkiu tau tiesiog augti, auginti save ir noriu pakviesti kiekvieną iš moterų išgirsti save, nepadėti savęs į stalčių, neuždaryti spintoje, o pamatyti plačiau, pamatyti pasaulį, bendrauti su kitomis moterimis, nes daugelis, ką sako, jaučiasi vienišos, nes nėra bendrystės, nėra palaikymo, nėra supratimo. Ir pradėjusi eiti į save, iš tikrųjų, ką mes darome kas tai yra online verslas. Tai nėra, kaip Monika sakė, vien tik tai turgus ir lentynos, kuriuose tu pardavinėji online produktus. Tai yra didžiulės transformacijos moterų, kurios pasiekia. O kaip jos pasiekia? Gaudamos įvertinimą, pripažinimą, yra įvertinamas jų pasiekimas, nes jos
e, atsisveikino su savo baimėm, išmoko kažką naujo ir jos gavo tą įvertinimą. Ir per tai auga iš nepasitikinčios moters į pasitikinčią, sėkmingą, užtikrintą, be baimę moterį, į sėkmingą moterį. Tad čia sprendi tu, ko tu nori šiandieną ir kas tau yra geriausia. Mano tikslas yra parodyti, kaip transformuojasi moteris, kaip keičiasi, pradedant nuo savęs taip pat ir kaip mano komandos moterys keičiasi, kiek mes daug padarome kartu, kiek mes nuveikiam ir kaip mes saldžiai ir nuoširdžiai džiaugiamės gautais rezultatais, pasiekimais. Tad būtinai parašyk man, parašyk Monikai, jeigu nori pradėti savo kelią, jeigu nori auginti save nepaprastuoju būdu, ne per paprastą tiesiog laikiną investiciją, ar tai į produktą, ar tai į tiesiog, kad kaip aš tai padarysiu, bet stipriau per augimą savęs, per ėjimą save, realizuojant save, kuriant, gražinant ir augant. Tai ačiū tau, Monika, labai. Ačiū tau, Jurgita. Iki, mieloji. Ate.